Staiga smarkiai trinktelėjo tamsios laiptinės laukinės durys. Ji krūptelėjo. Pasigirdo sunkus, bet greiti žingsniai. Skimtelėjo iš kišenės traukiamų raktų ryšulėlio garsas, o paskui viskas nuščiuvo. Stojo tyla. Ir ji pajuto nejaukiai jai įsmeigtą smailių akių žvilgsnį. Apačioje, prie masyvių grubiais ornamentais išraižytų durų, stovėjo nepažįstamas vyras, šviesiai rudais plaukais, vilkintis ilgą juodą paltą. Pastebėjo suglumusi jo žvilgsnį, jis nusišypsojo ir žvaliu, kiek prikimusiu balsu ištarė: Buenos Aires. Tačiau ji nieko neatsakė. Tik kad ir kai buvo pavargusi, nusišypsojo praskaidrėjusiomis gražiomis rudomis akimis. Ir dar atidžiau įsistebeilijo į staiga taip netikėtai atsiradusi nepažįstamai, kuris atrodo net nesitikėjo sulaukti atsakymo. Tačiau palypėjęs kelis laiptelius aukštyn, dar kartą klausimai tarstelėjo: Bonsoir. Ji ir šį kartą nieko neatsakė, jautėsi sutrikusi, stirksodama tamsioje laiptinėje prie sunkaus didelio kelioninio lagamino, tačiau susiklosčiusi situacija kažkuo ją intrigavo, tarsi kviesdama į žaidimą, kurio taisykles kurtų ji. Nors jautė, kaip kojos linksta iš nuovargio, mintys vis nukrypsta į karštą vonę kvepiančią migdolinių aromato sklidinais, baltų putų purslais. Tačiau ji nenorėjo, kad staiga atsiradęs žmogus dabar apsisuktų ir nueitų. Todėl kaip trečią kartą dar vis besišypsodamasis nepažįstamasis dabar jau net šūktelėjo: Hello! Ji tyliai nusijuokė. Akyse šoktelėjo spindinčios šėlsmo liepsnelės, o apėmęs kažkoks keistas, nesuvokiamas, nepaaiškinamas jausmas, paširdžiuose intuityviai sudilkčiojo jaudinančiai saldžiu, prasidedančio nuotykio jauduliu. Labas vakaras, atsakė ji ramiu balsu ir degančio šėlsmo kupinų žvilgsniu įsistebeilijo į juodu paltu vilkinčią žmogystą, stovinčią nuo jos vos per vieną tamsaus medžio laiptelį. Oho, Lietuva! Šūktelėjo nepažįstamasis su balse neslepiama nuostaba ir susižavėjimu. Ir net nespėjus net mirktelti, atsidūrė visai šalia. O tik trumputę akimirką, tik sekundės virpėjimo mirksnį. Susidūrė jų akių žvilgsniai, tarsi sustabdė visos amžinybės tėkmę, negrįžtamai pakeitę kažką, ko du žmonės, vilkintys kasdienybės rūbais, tą akimirką nesugebėjo suprasti.